Ekonomistai nuogąstauja, kad dėl mažėjančio darbo jėgos skaičiaus gali žlugti pensijų sistema ir daugelis pagyvenusių žmonių neteks pajamų. Kas nutiko? Viskas rieda į pragarą. Niekas greitų metų nesugebės šito sutvarkyti, o pasekmės bus liūdniausios, kažkur greičiau, kažkur lėčiau, bet neišvengiamai. Tie dalykai, kurie buvo pliusai ir leido sukurti ir plėtoti pensijų sistemą, dabar tampa sunkia našta ant bet kurios valdžios, bet kurios valstybės pečių. Duok Dieve pensininkams sveikatos ir ilgų gyvenimo metų, bet jiems reikia mokėti pensijas. Tai supranta visos valstybės. Pensininkai gyvena vis ilgiau, o vidutinė gyvenimo trukmė nuolat ilgėja. Pasižiūrėkite patys. Jei praėjusio amžiaus pradžioje vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 40 metų, tai dabar ji siekia 65 metus. Demografinė piramidė nustojo veikti. Pensininkų vis daugėja,